Ir šiandieną turėsime ir bendrą diskusiją, kurioje dalyvaus ir vystytojų atstovas komunikacijai, ir bendruomenių atstovas. Tai į diskusiją tema bendruomenių įtraukimas į energetikos projektus, kas padeda pasiekti geriausius rezultatus. Kviečiame Paulių Kalmantą, kuris yra Ignitis Renewables komunikacijos partneris, dirbantis su energetikos projektų komunikacijos srityje ir puikiai išmanantis bendradarbiavimo su bendruomenėmis svarbą. Aplodismentai. Taip pat kviečiame ir Eglę Juozapavičienę, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkę, ilgametę bendruomeniškumo stiprinimo iniciatorę ir aktyvę vietos bendruomenių atstovę. Taip, prašau. Vietos, labą dieną. Gal kas nors dar norit? Kviečiam prisijungti. Tai sveiki visi, tikiuosi pasistiprinę ir saulės spindulių gavę. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi ir su Egle tą minėjome, kad tokių konferencijų metu iš tiesų yra didelis dėmesys skiriamas būtent šitam klausimui. Kai mes šnekam apie energetikos projektus, atsinaujinančios energetikos projektus, mes nepamirštame ir bendruomenių, nes dažnai apie ją šnekam, girdėjom ir panelėje, paminėta dažnai, reikia kurti įtraukimas, pasitikėjimas statyti, bet kaip tą iš tikrųjų padaryti. Tai aš vesiu tą diskusiją, pasistengsiu per daug apie Ignitis Renewables nešnekėti, bet prieš pradedant, Eglė, tikiuosi nesupyksit, jeigu išduosiu, kur mes rytoj būsime. Kaip tik simboliškai rytoj vyks trečiasis Ignitis Renewables bendruomenių sąskrydis, kuriame kartu su Egle ir virš 100 bendruomenių atstovų iš daugiau nei 20 skirtingų asociacijų turėsime nuostabų tradicinį renginį, kurį jau rengiame 3 metus, kuris ir skirtas būtent atvirai, įtraukiančiai, šiltai pasišnekėti, kur mes kaip vystytojas kviečiame bendruomenės, kurios gyvena šalia mūsų vėjo parkų, būtent kurti tą šiltą kaiminystę, artimą ryšį. Tai labai simboliška, kad šiandien turime progą šnekėtis, turėsime ir rytoj. Na, bet daugiau stengsiuosi neminėti, kaip mums gerai sekasi, bet tikiu, Eglė pakalbės daug plačiau ir bendrai. Taigi, tai pradėkime. Ir pirmas toks klausimas, irgi, kurį jau girdėjome aplink, žinom, kad reikia įtraukti bendruomenės, visa literatūra sako, kad reikia įtraukti kuo anksčiau, bet patirtis rodo, jeigu per anksti įtraukite, tada tokių pavyzdžių buvo, mums sako, tai ko jūs čia mūsų sukvietėt, dar nieko nežinot apie tą vėjo parką, ko jūs čia mums klausėt. Jeigu pakviečiam vėliau, viską jau kai žinom, kur kiekviena elektrinė stovės, tada jau bendruomeniai nėra, kaip tą poveikį daryti, įsitraukti. Tai Eglė, jūsų nuomonė, tai nuo ko prasideda tas bendruomenių įtraukimas ir kada turėtų būti įtraukta bendruomenė į vėjo parkų vystymą konkrečiai mes? Labadiena visiems, iš tikrųjų labai tokia reikšminga ir reikalinga Lietuvai diskusija ir labai smagu, kad netgi ir paskutinė, ko gero, mūsų pokalbis yra ir apie vietos bendruomenės, apie tą žmogų, kur galima suskirstyti, jį paskirti 2 tokiam kryptim, kaip žmogus, kaip vartotojas, nes mes valstybėje dėl to ir gaunam tą energiją, kad reikalinga, kad išgyventumėm. Ir taip pat ta vietos bendruomenė kaip bendrakūrėjas verslo, todėl kad iš tikrųjų labai smagu, kad jau pradedam kalbėti apie tai, kad atėjęs verslas į vietą, jisai kūrė ne tik tai savo potencialą, ta prasme, vykdo savo funkciją ir uždirba savo, kūrė vertę ir uždirba savo tą gėrį, bet jisai kalba apie sugyvenimą, apie kaiminystę ir apie tą bendrą naudą būtent tam žmogui, į kurio teritoriją atėjo. Ir va čia tikrai labai džiugu, kad jau eina kalbos apie ir pradedam vystyti, turim gerųjų pavyzdžių, kad vystytojai pradeda su bendruomenė kalbėti prieš pateikdami savo planus. Tai teisingiau, aš tikiuosi, kad kiekvienas vystytojas jau ateina su savo planais. Aš nežinau to varianto, kad ateit nieko nežinant pasikalbėti. Bet tuos planus pristato ten gyvenantiems žmonėms
Ir tą komunikaciją, tą viešinimą, apie kurį čia buvo prieš tai paneliniai diskusijoje labai daug kalbėjo, pradeda kaip galima anksčiau. Nes, kaip ir minėjo, taip aš tikrai dar patvirtinu, tas informacijos pateikimas, tas sąžiningas informacijos pateikimas ir, gal pavadinkim taip, dėryba, kokia bus mūsų kaiminystė, yra labai svarbu, kad tas konfliktas, ta konfliktinė situacija neišsivystytų, kurią paskui kaip ir normalu spręsti yra daug sunkiau negu tartis iš anksto. Tai taip, kuo anksčiau, bet papasakosiu trumpą čia irgi interpą, kurį dalinausi su Egle, nes iš tikrųjų tie interesai yra labai aiškus. Kažkada buvome vienoje iš bendruomenių, nuostabu visur, kur bebūtume, ir šiek tiek tas, kartais būna įtempta situacija, natūralu, kad santykis ir pasitikėjimas statosi ir ne per vieną dieną jis susikuria, bet atėjome, bendruomenė sako, tai ko jūs čia norite pas mus? Atrodo, kad jūs tik norite tuos malūnus statyti. Pauzė. Ir mes sakom, taip, iš tikrųjų, mes kaip verslas neslepiam, mes norime vystyti atsinaujinančią energetiką, visi gerai pasijuokėm, bet, ir va tada tas buvo bet mes akivaizdžiai tą sakydami sakome, bet mes ateiname kaip kaimynai. Mes deramės, klausėme jūsų, ko reikia jums, kaip galime prisidėti. Tai niekada nepaneigiam to fakto, kad mes, kodėl mes čia esame tam regione. Bet aišku, ar tai komunikacinė klaida ar ne, aš nežinau, bet atvirumo dėliai tikrai iš to maloniai pasiekėm. Bet gal tada jūs galite konkrečių pavyzdžių duoti, kas yra tada ta gera komunikacija iš vystytojo pusės su bendruomenėm ir kokių klaidų gali būti, kokias jūs esate matę. Apie blogasias komunikacijos klaidas tikriausiai mes žinom daugiau pavyzdžių, todėl kad iš jų išsivysto atviri ir aiškus konfliktai ir tas pasipriešinimas. Ir komunikacija, galbūt aš pradėčiau nuo dar toliau, ne tik kaip jau vystytojas ateina į vietos bendruomenę, bet iš tikrųjų, va čia irgi buvo konferencijos metu minimos tas momentas, kad mūsų pati vertybių sistema ir suvokimas apie viešą interesą ir viešą tą naudą, kuri reikalinga, kad vyktų iš viso gyvenimas, mes kažkaip per mažai skiriame dėmesio ir ateinam dėrėtis dėl kažkokios detalės, nepristatydami viso mechanizmo arba aparato arba visos problematikos, nes žmogus, kaip pasakyti, į dėrybas jisai ne visada ateina tik tai dėl to savo upelio arba ten vaizdo už kalno, ar ne, patinka man tas vėjo malūnas ar nepatinka. Jeigu jis ateitų į diskusiją jau paruoštas, koks yra poreikis, kad tai yra neišvengiama, kad tai yra labai svarbu, kad tai yra saugumo mūsų aspektas, kad tai yra, kaip pasakytas, netgi pilietiškas prisidėjimas ir jau ieškoti bendradarbiavimo formos, o ne gauti informaciją, kas bus. Ir tą būtent dažniausiai konfliktą kelia tada, kada ta informacija būna pateikta kaip nepajudinama. Ir tas pasakymas, aš ateinu tave informuoti, bet nesu tavim dėrėtis, galbūt labai dažnai ir kelia tą konfliktą. O tos dėrybos, jos yra tikrai labai sudėtingos, jos labai yra emocionalios, jos labai yra individualios. Bet čia irgi bus sudėta iš įvairių sričių, pradedant nuo to bendro viešosios naudos supratimo, tos kaip viešosios informacijos sklaidos, ir labai džiaugiuosi, kad kalbam apie jau mokyklų įtraukimą, vaikų ugdymą, jau kalbėjimą, kokie projektai vis dėlto reikalingi ne tam kaimui, ne konkrečiai tam žmogui, bet iš viso, kad ta visuomenė išgyventų, kad mes turėtume tą nepriklausomumą, kad mes turėtumėm galimybės gyventi. Tai komunikacija, jinai turi būti ankstyva, teisinga, su pozicija ne įtikinti, bet su pozicija susidėrėti. Ir tas susitarimo siekimas, jisai turėtų būti abipusis. Tai kas nuskambėjo šitoje scenoje, mes žinome, kad ateinant, su dviem dalim ateiname komunikacijos. Viena yra ta bendra, kodėl mums reikia atsinaujinančios energetikos, reikia pasigaminti savo žalią energiją, reikia mums tos nepriklausomybės.
Tačiau neretai šitie argumentai nublūsta prieš NIMBY principą, kad kodėl šalia mūsų, nes daug kas galbūt su tuo ir sutinka, bet natūralus klausimas būna iš bendruomenių, tai kas man iš to, nes dienos gale aš turėsiu gyventi šalia šitų objektų. Aš gal ir palaikau be abejo, tą rodo visas pasaulis, tą mes puikiai girdime ir važinėdami po Lietuvą. Tai klausimas jums, Eglė, kokia visgi yra ta svarbiausia žinutė, kurią turėtų išgirsti bendruomenės, kai atvažiuoja vėjo parko vystytojas pas juos? Kad mes kaimynai. Kad mes kaimynai ir mes, o žinot, kaip kartais, čia ne kartais, dažniausiai to kaimyno nelabai ir pasirinksi. Bet norint gyventi normaliai, nori gyventi taikiai, saugiai ir gerai, su to kaimynu reikia rasti kažkokią bendrą kalbą, ar ne? Ta bendrą vardiklį, kuris mus jungia, arba bent susitarti, kas mums maišo, kas nemaišo. Ir čia aš norėčiau pereiti į tą poziciją, kad vis dėlto pakalbėti apie tą bendradarbiavimą ir kaiminystėje, kad ne tik tai, kad geri santykiai mes pasisveikinam, bet tikrai mes šiandien turim kalbėti ir apie tai, kad ir ypatingai jūsų grupės buvo tie pavyzdžiai ir dabar gamybos mokesčio patvirtinimas yra kas? Yra bendruomeniai galimybė tą savo kaiminystę sukurti ne tik šviesesnę įsijungus lemputę, bet tvaresnę su investicijom į vietos infrastruktūrą, į savo veiklas, į savo kasdieninį gyvenimą. Ir aš čia kalbu būtent apie... Užbėgu, tikriausiai. Neužbėgot, nemeluokim, kaimynas ateina, kuris sako, aš jums kasmet galėsiu skirti tikrai reikšmingą sumą pinigų. Tai visiškai neužbėgot, tai tada iš karto ir pereikim prie to, kokią naudą, finansinę paramą gaunant iš vėjo parko vystytojų gali gauti vietos bendruomenės ir gal turite kokių konkrečių pavyzdžių būtent šią dieną mūsų auditorijai? Na, iš tikrųjų, apie tą galima kalbėti apie dvigubą naudą. Tai visų pirma, tai būtent tas viešoji nauda, mes jau prieš tai kalbėjau, ir dabar konkreti nauda pačiai vietos bendruomeniai vis eina per atsakingą socialiai atsakingą verslą, kuris investuoja į tą vietą, kur vykdo savo funkcijas, tai eina rėmimas. Galų gale, elementariai kalbėkime apie piniginės galimybės, ta prasme lėšas, kurias vystytojai šiandien dienai keliom formom investuoja į vietos bendruomenės gyvenimą. Tai yra tas tiesioginis rėmimas, kuris buvo iki dabar, o dabar tikrai įsigalioja kito gamybos mokesčio funkcija. Ir šiandien gerbiama Laima man tik pakuždėjo, kad šiais metais mes vietos bendruomenės skirstysis 1 200 000, taip? Už 25 metus, ką galėsim investuoti į savo aplinką, į savo veiklas ir į savo tą kaimyniško sugyvenimo kūrimą. Tai gamybos įmoka iš tikrųjų padaro daug aiškesnę tą sistemą. Mes kaip Ignitis Renewables jau ne vienerius metus vykdom politiką, kur teikiame savanorišką paramą. Tai per 4 metus mūsų parkams, mūsų kaimynams, mūsų parkų Lietuvoje išdalinome beveik 1 000 000 eurų ir įgyvendinome bene 70 projektų. Tai žinoma, čia mes šnekam apie vienus metus visų vystytojų. Tai iš tikrųjų pinigai yra nemaži ir ką bendruomenės gali prasmingai su jais nuveikti, kaip jos jau juos panaudoja jūsų patirtimi? Na, galbūt šiek tiek savikritiška atstovaudama ir pačias bendruomenės, todėl kad, žinot, kaip žmogus alkanas, jis pirmiausiai nori maisto. Kaip jis jau pavalgo, ten vis tiek ta piramidė kažkokia poreikių jinai auga. Ir iš pat pradžių tai vis tiek norisi tvarkytis tas savo buitinius tokius klausimus, kas remontuojasi laiptus, kas ten susiorganizuoja savo kaimynų šventę, kas dar kažką daro. Bet tikrai džiugu, kad ta tendencija suvokimo, galų gale investavimo į dar tvaresnį kažkokį pokytį vietos bendruomenėje jau skinasi kelią. Ir bendruomenės investuoja ne tik tai į tą pačią infrastruktūrą, tegul kelią, takelį, parkelius, mokyklos kažkokį sutvarkymą ar salę, bet eina kalba galų gale ir apie tą energijos, vienu žodžiu, perdirbimą, kad jaustųsi ne tik, kad aš gavau šiandien naudą iš to, kad mane kažkas parėmė arba pasidalino savo
savo pelnu, bet aš jau galvoju apie ateitį ir investuoju į tvarius energijos šaltinius. Ir čia mes kalbam apie tai, kad tikrai yra tų bendruomenių, kurios galvoja, kaip šitos pinigus investuoti į tolimesnę atsinaujinančios energijos gamybą. Ir tikrai sveikintinas dalykas visame tame. Tikrai taip, galiu tik paantrinti, kad iš tiesų, ką mes matėm per šios pastaruosius 4 metus, kad aktyviai ir stambiai tą paramą teikime, kad bendruomenė susitvarkė visų pirma tas, kas buvo skaudžiausia. Ir mes kaip vystytojas irgi raginome galvoti apie atsinaujinančios energetikos sprendimus, apšvietimą tvaro, bet dažnai laimėdavo projektai, kurie būdavo tiesiog tokios kaip degančios nuoskaudos, kurias reikėjo susitvarkyti, tačiau tai padarius bendruomenės iš tikrųjų supranta, kad ta parama nėra vienkartinė. Ta kaiminystė yra iš tiesų ilgametė ir susitvarkė kondicionierius, stogą, apšiltinimą, duris, langus, kas yra visiškai suprantama, pradeda galvoti apie projektus, kurie galėtų nešti jau net ir didesnę naudą, tai yra socialinės įtraukties, tai yra švietimo projektus. Tai tikiu, jūs jau ir atsakėte, bet tiesiog dar kartą tą užkabinti, kaip lūkesčiai tie keitėsi. Suprantam, kad pirma buvo padengti tie baziniai, bet ar kyla dar kažkokių lūkesčių, ar bendruomenės jau pripranta, kad kasmet gali tai gauti, kaip jos reaguoja ar planuoja į ateitį, ne tik to, ko reikėjo vakar, bet kaip tie lūkesčiai galbūt keičiasi ir keisis jūsų manymu? Čia nebūčiau tokia optimistinė, kad jau išsisprendėme visas tas buitinės problemas, nes kalbėkime, kad vis dėlto tos investicijos ir galimybės jos dar yra labai labai šviežios ir čia kaip pasakyti, yra tik tai pradžia, ta užuomazga. Bendruomenės, svarbu, kad bendruomenės tuo domisi, tai vertina kaip galimybę ir, žinot, Lietuvos žmogus jis vis tiek sugalvos, kaip pasinaudot, kad būtų geriau iki galo. Ir aš dėl to čia man toks optimistinis daugiau variantas, kad ta galimybė, ta kaiminystė bus naudojamasi teisingai ir su perspektyva pasiekti kažkokius žymesnius rezultatus tam savo gyvenimo pagerinimui. Bet reikia dar, kur norėčiau šiek tiek ir tokios savikritikos, kad prisipažinkim, kad mes kartais tos fantazijos neturim. Žinot, yra kam tau pinigai, jeigu tu neturi fantazijos. Yra toks išsireiškimas, ar ne? Aišku, tai šiandien bendruomenės nesusiduria su tuo pinigų pertekliumi, bet galbūt taip viltingai labai norėtųsi, kad bendruomenėms ne tik tai būtų galimybė tokia jau gal iš tokio konteksto platesnio, galimybę turėti įrankį, bet nepamiršti reikia tą pačią bendruomenę ir edukuoti, ją skatinti, jai duoti tuos geruosius pavyzdžius, duoti idėjas, mintis, kuo jie galėtų pasinaudoti. Nes mes jau kalbame čia ne apie kaip pasakyti, tą tokį labai platų bendruomenės kontekstą. Mes kalbam apie vietos bendruomenės, kurios yra įsikūrusios prie objektų, gamybos iš tų visų objektų ir suprantat, su ta fantazija reikia padirbėti. Tai aš tikiuosi, kad šičiai irgi ir sąjungos bendradarbiaus ir tas mūsų ryšio palaikymas irgi bus viena iš paskatinimo priemonių, kad investicijos arba ta galimybė nenueitų kažkur tai visai nereikalingai, bet būtų prasmingai išleista. Vienas iš mano minėto pokalbio pradžioj sąskrydžio to ir tikslų yra suvesti skirtingas bendruomenės, kad jos tarpusavyje dalintųsi geraisiais pavyzdžiais. Mes tokį ir turime formatą, apie kurį komunikuojame, gerieji paramos, bet tiesiog vadinam gerieji pavyzdžiai, nes pripažinkime, vienos bendruomenės ir vieni vystytojai yra daug labiau pažengę, kiti yra visiškai švieži, viskas sąlyginai dar yra nauja čia, tai tikrai vienas iš dalykų, kuo galėčiau ir iš mūsų pusės pasidalinti ir kaip jūs matėte ir praeitų metų sąskrydį ir šiemet tikiuosi matysit, tos pačios bendruomenės yra labai naudinga suvesti. Mes net iš Latvijos atsivežam bendruomenės į Mažeikius, nes jie marti, nes ir ten vystome projektus, kad galėtų pašnekėti vieni su kitais ir tos geresnės, kokybiškesnės idėjos gimti. Bet dabar dar pabaigai pagalvokime, jeigu mes pradedame nuo nulio. Esame ir vystytojas, ir bendruomenė, kuri dar šito kelio nepraėjus. Tai apie kelią aš šneku nuo pat vystymo pradžios. Kažkas ateina žalės ir sako, mes pas jūs
vystysim vėjo projektą. Tai ko palinkėtumėt tiek vystytojam, tiek bendruomenėm, kad tas dialogas įvyktų sėkmingai? Tai pirmiausiai nusiteikimo bendradarbiauti. Čia, žinoma, sudėtinga, lengva yra pasakyti nuo scenos, daug sunkiau yra, kada... Kaip nusiteikti mums? Mes nusiteikę šiandien. Mes labai nusiteikę bendradarbiauti. Matom pliusus ir minusus. Tas nusiteikimo bendradarbiauti, reikia to atviro pokalbio. Vat čia labai gražiai tema tiesiog įdėjo iki šitų visų kalbėjimų prieš tai kalbėjusių. Kad, suprantat, reikia tos teisingos informacijos. Reikia to nebus taip, kaip aš pasakiau, bet galbūt reikia labai gerai pasiruošti ir išaiškinti, kodėl tai būtina, nes galbūt taip ir bus, kitaip padaryti negalim, bet kodėl būtina. Pagarbos tai ir vienai, ir kitai pusiai, todėl kad tas tikslas, kaiminystė, jinai negali būti susipriešinusi. Kaiminystė turi būti apie bendradarbiavimą, apie tą taiką ir sugyvenimą. Tai šičia irgi ateinant vystytojui į vietos bendruomenę, aš suprantu, kad jeigu jūs čia esat patyrę tą pirmą susitikimą ir čia aš labai gražiai taip kalbu ir vis maloniai nusiteikus sakau, kad wow, kaip faina, kad jūs čia ateisit, o jūs paprastai gaunat, aš tikiuosi, kad be šakių, bet visko būna. Tai vat, to pakantumo ir to vis dėlto įdėti į šitą procesą, įdėti darbą. Ir čia kaip labai geras pavyzdys buvo, kad pirmiausiai reikia išsiderėti, susiderėti, susitarti ir po to jau daryti. Nes pas mus daug dažnai būna tokio informavimo, bet ne bendradarbiavimo ir informacijos dalinimuose. O kaip į tave informuoja, kad bus tas ir tas, tu iš karto ką padarai, tu iš karto pereini į gynybos poziciją. Tai va to ne gynybos, bet apie tai, kad tai svarbu ir tam vystytojui, ir tam žmogui, kuris gyvens šito objekto kaiminystėje. Tai tik norėčiau mūsų pokalbio pabaigai ir padėkoti Eglei ir aš esu tikras, kad mūsų pokalbis ir vystosi gana sklandžiai dėl to, kad tai yra ne pirmas, ne antras ir ne trečias mūsų susitikimas ir lygiai tą patį mes matome, kaip vystytojas susitinkant su mūsų bendruomenėm. Nieks to santykio nesukurs per dieną, turėjome ir sunkesnių, be šakių, bet visą tai dingsta per santykį ir per tą, ką mes ir vadiname šviesią artimą kaiminystę. Tai labai dėkoju, Egle, kad pasidalinote ir savo mintimis. Ir aš norėčiau pabaigti tokią mintimį, kad, žinot, nereikia bendruomenės nuvertinti į kainą. Bendruomenę reikia pakelti iki prasmės. Ačiū. Ačiū. Ačiū labai. Dar gal nepabėkite, nes turime klausimų iš auditorijos. Taip, tokį gal klausimą norėčiau tada Eglei užduoti. Ar jaučiasi kažkoks tai bendruomenių tos trinties atslūgimas atsiradus toms gamybos įmokoms, ar ne, kurias gauna gyventojai ir bendruomenės, kurias aplinkui vėjo ir saulio parkus egzistuoja? Ar jaučiasi kažkoks tai efektas? Galėčiau būti labai rimta, bet kažkodėl tai noriu pajokauti. Jeigu yra parkas, yra jau faktas. Ir įsivaizduokit, kaip yra faktas ir tu gauni bonusus. Tai ar blogai jauksies? Vadinasi, gerėja tas santykis. Ta prasme, čia yra normali praktika, normali reakcija. Ir tai tikrai ugdo tą kaiminystės santykį. Vadinasi, yra pliusai. Nepatrukdo, man atrodo, bet referuoja, ką Eglė prieš tai sakė. Tai ne vien apie tai yra. Tai tikrai ne vien apie tai. Supratau, aš tikrai tikiu, kad nepatrukdo, ar ne? Ir dar turime vieną klausimą. Šiandieną bendruomenės remia Ignitis, ar ne? Bet ar ir kiti vystytojai turėtų remti vietinės bendruomenės, vystant projektus? Ar tai, ar tai turėtų būti pagrindinė kryptis? Gal Paulius galėtų? Aš galiu atsakyti tik iš savo pusės. Eglė gali už visus vystytojus kalbėti. Mes kaip Ignitis Renewables prieš jau 4, neleis kolegės pameluoti, metus priėmėm principinį sprendimą,
kad mūsų santykis prasideda nuo pat pradžių, o rėmimas prasideda nuo to, finansinis rėmimas prasideda nuo to momento, kai bendruomenės pradeda jausti kažkokį nepatogumą. Vadinasi, nuo pat statybos darbų. Tikrai žinau, kad ne visi vystytojai tą daro ir mes tą darėme nuo pat jau kai pradėjo matyti sunkvežimius ir mentės milžiniškas 80 metrų važiuojančias pro kelius. Mes priėmėm tą sprendimą kurti tą šiltą kaiminystę. Bet toks įsipareigojimas iš tikrųjų yra gana stambus ir ėjome tuo keliu, tą patį darome ir kitose šalyse, kur veikiame, Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Tačiau be abejo Lietuvoje dabar gamybos įmoka įveda labai didelį aiškumą ir aš tikiuosi, kad mūsų tas įdirbis kaip vystytojo, kurį mes padarėme, tikrai, tikiu tuo, kilstelėjo bendrą kartelę kitų vystytojų ir tų pačių bendruomenių lūkesčių, ko gali tikėtis. Nes, išduosiu Kelmėje, ne vien mes statome parkus, sulaukiame velnių iš bendruomenių. Ir lengviausias ir fainiausias atsakymas būna, čia ne mūsų parkas. Bet kita vertus, nesmagu, kad yra tas nevienodumas. Tai bendruomenės irgi kartais nuliūsta, nes ne su visais vienodai. Tai nevardinam kas, bet tikimės, kad mes stengiamės daryti tą proveržį ir rodyti gerą pavyzdį kaip vystytojas. Ir gal dar Egliai klausimą tokį įdomesnį turėčiau. Gal netyčia pasitaiko taip, kad gamybos įmokos skatina bendruomenių plėtrą, tai gal atsikelia naujų gyventojų ar netgi apie gimstamumą galime kalbėti. Žinot, kažkodėl tai šiuo laikotarpiu gimstamumą skatiname labai įvairiom priemonėm, tame tarp ir gamybos įmokom, gamybos mokesčių. Aktuali tema. Bet, ta prasme, kokios priemonės bebūtų, jos yra naudingos. Taip, iš tikrųjų šitas gamybos įmokos atsiradimas galų gale, jūs, kaip leisit, tikriausiai pritarsit, kad investuotojo atėjimas į vietą jau iš karto yra krizė arba konfliktas, ar ne? Arba galimybė. Tai dabar jau galim pasirinkti tą variantą, kokį nori, vadinasi, jisai bet kokiu atveju vienyje bendruomenę. O šita pozicija, kaip atsiranda gamybos mokestis, iš tikrųjų tikrai paskatino atkreipti dėmesį į vietos bendruomenę kaip struktūrą, kuri imtųsi atsakomybės, kaip panaudoti šitos viešuosius pinigus, kaip imtis atsakomybės juos administruoti ir galų gale būti atsakingai už rezultatą. Tai su gimstamumu aš jums negaliu atsakyti, bet kas dėl bendruomenių organizacijų tvirtėjimų, tai irgi tikrai yra pliusas. Ir dar norėčiau papildyti prieš tai buvusį atsakymą, kad geras pavyzdys jisai yra užkrečiamas. Nori ar nenori, reikėjo, kaip yra Igničio pozicija ir tas atkreipimas į bendruomenę, žinot, protingi mokosi ne iš savo klaidų, protingi mokosi iš gerųjų pavyzdžių. Tai tikrai vystytojai, ne tik Ignitis, bet ir kai kurie vystytojai, jie tikrai mokosi iš to bendradarbiavimo ir to savalaikio atėjimo ir kontakto užmezgimo su vietos bendruomenė. Tai čia tikrai sveikintina ir aš galvoju, kad geras pavyzdys tikrai gerai. Labai jums ačiū, ponai ir ponios, Paulius ir Eglė, aplodismentai. Sekantis Sąskrydis diskoteka, idėja, kuri gimė čia man ką tik. Ačiū Jums. Ačiū labai.